Ir taigi, skelbiam konkursą. Kadangi mes turim dar ir nesąžiningų klientų, kurie tiesiog nepraneša ir nebeatvyksta užrezervavę vietą pas mus iš anksto, pas mus atsiranda tarpai ir langai, kuriuos mes taip pat norėtumėm išnaudoti. Konkursas labai palankus jums, mūsų gerbimieji žiūrovai ir klientai. Ta langą, kuris atsidaro, mes norėtumėm užkišti su jūsų automobilio poliravimu nemokamai. Visą gruodžio mėnesį skambinat ir bandot gaudyti laisvą langą, laisvą vietą. Galbūt kažkam pasiseks, o jūsų automobilio poliravimas jums visiškai nekainuos. Nebijokite, skambinkite ir būtinai pasinaudokite šią galimybę. Mes lauksim jūsų skambučių. Jūs tik pasižiūrėkit, koks GC Line Peugeot, kaip viskas atrodo viduje konsolės. Pabandome jungti degimą. Vau, puikus, aфиgenas skydelis, kuris yra pilnai elektroninis su displėjum, visas valdymas, pats vairiukas sportinis koks. Bėgių rankena tiesiog sukurta vairuotojui, viskas spaudžiasi labai lengvai, patogiai prilimpa, priglunda. Peugeot pradėjo gaminti nuostabius automobilius. Ir taigi, šitas automobilis pas mus atsirado nebereikalo ir jam buvo atlikti tokie darbai, kaip meninis lyginimas, dešinės pusės priekinės durys, galinės durys ir kairės pusės durys. Plius dar buvo galinis dešinės pusės sparnas, kuriam taip pat buvo atliktas meninis lyginimas. Toliau atlikta dažų korekcija, tai buvo priauginti dažai, priaugintas lako sluoksnis. Po dažų korekcijos vėliau buvo atliktas pilnas kėbulo giluminis poliravimas bei keramika. Atėjo žiemos sezonas ir tai yra papildoma apsauga, kuri apsaugo automobilį nuo agresyvių chemijų, druskų. Šiam automobilių poliravimo paslaugą atlikinėjo mūsų kolegė. Tai man prašau. Užtrukau aš savaitę laiko. Daug vietų buvo ant šio automobilio gyvenimo matė. Ypatingai galinės rankenos labai sudrožtos, labai gilūs įbrėžimai. Šveičiau su 2000, tai pavėliau švelninau su 3000, kad lengviau būtų užpoliruoti, kadangi tai yra sudėtinga forma, kantas šalia. Su ko poliravai? Su avykailiu ir Koch pasta. Specialiai po rankenom naudojau specialų įrankį. Pavadinimo jokio neturi. Tas įrankis? Turi, kad aš irgi to pavadinimo nežinau. Netgi pridavinėdamas pats klientas apie šitą automobilį sako, jis pats prisipažino, kad tikrai gyvenimo mačiusi ir nori atgaivinti ją, atgaivinti pilnai. Tai ar tu patenkinta savo darbo rezultatu? Šį kartą taip. Ir mes, ir klientas yra laimingas, ir mes patenkinti ir savo darbu, ir klientas patenkintas savo lūkesčiais. Tokia ir buvo atlikta paslauga šitam Peugeot automobiliui. Turim rezultatą.